Norėčiau parodyti, kaip sukurti interaktyvius testus mokiniams naudojant PowerPoint 2007. Pradėkime nuo skaidrių paruošimo. Pirmoji skaidrė pamokos tema, toliau visos tos skaidrės sudaroma štai tokia tvarka. Pateikėme klausimą ir 3 galimus atsakymo variantus. Kiekvienoje po to einančioje skaidrėje yra komentaras kiekvienam pasirinkimui prie klausimo. Pavyzdžiui, trečioji skaidrė yra atsakymo A pasirinkimas, ketvirtoji pasirinkimo B komentaras, penktoji pasirinkimo C komentaras. Tada kuriame kitą klausimą. Ir vėl skaidrės išdėliojame tokia pačia tvarka. Grįžkime į testo pradžią. Štai čia mums reikėtų įterpti aktyvųjį mygtuką. Kaip tą padaryti? Viršuje spaudžiame Insert, Shapes, keliaujame į pačią apačią, spaudžiame tuščią Action Button mygtuką. Pažymime Hyperlink čia, Next Slide ir pažymime OK. Įterpiame tekstą. Pavyzdžiui, pradėkime testą arba pradėkime. Šitą darbą atlikę keliaujame į antrąją skaidrę. Čia prie kiekvieno pasirinkimo varianto įterpsime po aktyvųjį mygtuką. Taigi pradedame nuo atsakymo A. Turim pažymėję Insert, Shapes, Action Buttons, galit pasirinkti vieną iš jums patinkančių dizainų. Spraktelėme ties atsakymu, Hyperlink čia ir mums reikėtų nukreipti į skaidrę numeris 3, ten kur yra atsakymo A komentaras. Žymime Slide. Tada sąraše surandam trečią skaidrę, spaudžiam OK. Ir galime įjungti garsą, kad mokiniam būtų įdomiau, labiau interaktyvu. Sakykim, Cash Register. Spaudžiam OK. Mygtuką sumažinam. Nutempiam ten, kur jisai turėtų būti. Ta patį padarome su pasirinkimu B. Insert, Shapes, Action Buttons. Spraktelnam. Hyperlink čia, Slide. Atsakymo B komentaras yra ketvirtoje skaidrėje, pažymim ketvirtą skaidrę, spaudžiam OK. Kadangi atsakymas B yra teisingasis, tai prie Play Sound pažymim, sakykim, aplodismentų garsą. Ir vėlgi mygtuką sumažinom iki pageidaujamo dydžio. Nutempiam ten, kuris turėtų būti. Ta patį atliekame su pasirinkimu C. Insert, Shapes, Action Buttons, Hyperlink, Slide. Mūsų C atsakymo komentaras bus penktoje skaidrėje, žymim penktą skaidrę, Play Sound. Kadangi tai neteisingas atsakymas, žymim Cash Reg garsą. Ir vėlgi mygtuką sumažinam. Ir nutempiam ten, kur jisai turėtų būti. Toliau, kad galėtume keliauti per visas skaidres, mums reikėtų įklijuoti dar vieną mygtuką. Sakykime, mokinys pasirinko atsakymą A, kuris yra neteisingas. Tai turėtume sudaryti jam galimybę grįžti atgal į antrąją skaidrę. Kaip tą padaryti? Vėlgi Insert, Shapes, Action Buttons. Parenkame mygtuką su nameliu. Hyperlink čia. Grąžinsime į klausimo skaidrę Slide. Ji yra sąraše antra. Pažymim antras skaidrę, spaudžiam OK. Ir vėlgi galim pažymėti, kad įterpti garsą, pavyzdžiui, Breeze. Ir mygtuką nutempiam į tą vietą. Kad nereikėtų visko kartoti, mygtuką galim kopijuoti, Ctrl+C. Ir kitas neteisingas atsakymo pasirinkimas bus C, penktoje skaidrėje taip pat įklijuojam
tą patį mygtuką, kad mus grąžintų į klausimo skaidrę. Mūsų atsakymas B arba pasirinkimas B yra teisingas, taigi reikėtų namų mygtuką įterpti ir įklijuoti nuorodą jau į sekančią skaidrę. Taigi vėl hyperlink slide, mūsų kitas klausimas bus 6 skaidrėje, ją pažymim. Vėlgi žymim play sound. Ir namų mygtuko garsas buvo breeze, vėlgi jį pažymim, spaudžiam OK, mygtuką nutempiam ten, kur jisai turėtų būti. Tokį darbą atlikę, sudėlioję visą testą, viršuje spaudžiam Microsoft ženkliuką, žymim Save as PowerPoint Show ir išsaugome dokumentuose. Pažiūrėkime, kokį rezultatą gavom. Štai taip atrodys mūsų testo pirmoji skaidrė. Spustelname pradėkime. Na, sakykime, mokinys pasirenka atsakymą A. Atsakymas neteisingas. Grįžtam vėl, pasirenkam atsakymą C. Atsakymas neteisingas, vėlgi grįžtam į klausimo skaidrę. Atsakymas teisingas. Spaudžiam ir matome antrąjį klausimą.